Tai treneri, paskutinė komanda, iš kurios nebuvo atimta taškų, dabar galim sakyti, kad nėra komandos, kuri per sezoną 4 kartus iš eilės Sūduvą ploštų, ne? Kaip viskas? Taip, iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo, sakau, kaip ir Rūbiniai minėjau, labai didžiuojasi vaikinam. Praeitos rungtynės dabar gal nebuvo tiek taktiškos, techniškos rungtynės, bet vaikinai labai didelį norą, labai didelę širdį paliko aikštėje, tai tas labai džiugina ir kaip ir jūs minėjote, tikrai smagu, kad pavyko šį sezoną iš visų komandų bent po taškelį nugvelbti, tai parodo, kad tikrai taip turėjome sunkesnių rungtynių, bet parodo, kad tikrai visada ėjome kovoti ir stengtis nugalėti aikštėje. Rungtynių pradžioje atrodė, kad Šiauliai jau spaudžia, lipa, kuria, kažką smūgiuoja, kaip viską pavyko gal pakeisti, kodėl pasikeitė žaidimas kelnių įpusėjus maždaug. Nes ties 30 minutę suprato žaidimo planą vaikinai. Biški norėjausi taip, kaip jie pradėjo nuo 30 minutės, kaip erdves uždenginėti norėjausi nuo 1 minučių. Taip Šiauliai, faktas, kad jie turi labai sunkų dabar tvarkaraštį ir kad jie norėjo greito įvarčio ir lipo, kad tą pavyktų, nes, būkim teisingi, įvertino galimai, kad gali antram kėlinį truputį pristigti jėgų, tai truputį norėjosi tos kokybės nuo 30 minutės, nuo 1 minutės, gaila, kad nuo 30, bet po to nuo 30 tikrai vaikinai labai džiaugiausi, kai vykdė tuos visus susitarimus mūsų bendrus. Tokio aikštėje planą kažkokį vykdyti, kažką keisti sunku turbūt, tai ką pavyko padaryti, kas tam plane neveikia, kas pradėjo veikti po to? Pradėjau, kaip ir sakiau, labiau pradėjom uždenginėti tas erdves, kur galimai jie, kaip sakyti, atakuos mus per jas. Tai pradėjom truputį kompaktiškiau persistumdyti, tai vienas iš pagrindinių tai buvo, kaip sakyti, aspektų, dėl ko pradėjom lengviau kvėpuoti, o mes turim tikrai, jaučiu visi lygoje žino, kad mes turim tikrai labai greitus priekį žaidėjus, kovojančius ir labai greitus, tai tas ir buvo, kad greitos kontratakos, tai čia nepaslaptis, visi metai jau taip. Per pertrauką kažką keitėt, pasakėt komandų žaidėjim, ar buvo nuojauta, kad galim šiandien, nes po pirmo kėlinio kaip ir tas žaidimas pasikeitė į teigiamą pusę, buvo kažkoks jausmas? Buvo jau, kaip sakyti, suplanuota keitimai ir ką persistatyti, bet sakau, po to paskutinės pirmo kėlinio 15 minučių, kai vaikinai pradėjo, kaip sakyti, žaisti, tai ką mes norim su treneriais, tai tos korekcijos realiai minimaliai buvo, tam tikros labai minimalios detalės ir reikėjo biškį dar vaikinus labiau padrasinti. Tai didelių esminių per pertrauką korekcijų nebuvo, nes, sakau, pamatėm, kad jau jie pagauna tą žaidimo ritmą, pagauna, ko mes norim ir kas svarbiausia, pajautė, kad gaunasi viskas. Tai čia buvo labai svarbus dalykas ir po to jau reikėjo tik juos pastumti ir padrasinti ir tas puikiai gavosi. Antram kėlinį teko atlikti keitimą, žaidė 3 vidurio gynėjais, išėjo vidurio saugas, kaip tai, nežinau, ta būtinybė atlikti keitimą, keitė planus tokia? Mes jau buvom suplanavę tą taktinį persistatymą, tai per daug ir vaikinai žinojo, tai per daug tų, kaip sakyti, planų ar kažkas naujo jiem nebuvo, jie žinojo, plus tikrai labai dažnai žaidžiam ir jau jie puikiai žino, kur reikia atsidengti, kur reikia nubėgti, kur paprašytos to kamulio jau visą sezoną arba 5 arba 4 gynėjai, tai jau jie iki skausmo žino viską, kaip sakyti. Pastarąjį kartą Sūduvos treneris gavo geriausio trenerio apdovanojimą mėnesio, liūdnai baigėsi, jums sėkmingai, kaip tas apdovanojimas, smagu šiandien bus kažkas pažymėtas dar, kur ras vietą namie? Tai kur nors, kur žmona leis. Iš tikrųjų labai svarbus šitas, vien patekti tarp 3 geriausių, tai būna fantastika, jau man čia didžiausias įvertinimas, o dabar pavyko ir tapti geriausių trenerių, bet vėl, tenai tik užrašas man.
Nu, aš be savo personalo, aš be savo žaidėjų, be administracijos, nu, aš tik 10%. Didelį darbą padaro personalas, dar didesnį darbą padaro žaidėjai ir jei ne jie, to vardo nebūtų ant tos, kaip sakyt, to mėnesio geriausių. Tai čia didžiausi nuopelnai visam klubui, kad padėjo man laimėti, o jo, smagu, kad pasibaigė laimingiau nei praeitą kartą. Į sezono pabaigos liko 2 rungtynės, dabar Sūduva pakilo į 6 vietą, kaip tik Gargžduose su Banga. Su kokio mintim, kaip ar jėgų dar likę komandai, liko vis tik jau tik porą rungtynių. Tai jėgų tikrai, nes gal jau ir fizinės kondicijos, taip, sezono galas, visi galvoja apie tą sezono pabaigą, bet tikrai mūsų tikslas ir pakalbėjom su vaikinais, kad yra 6 vieta ir kaip matom, nu, jų noras ir atidavimas širdies aikštėje yra begalinis ir nu, ne per kur nesimato, kad jau visi galvoja, kaip pabaigti sezoną. Nu, mūsų dabar bus tikslas už savaitės vykti, laimėti ir nu, įgyvendinti savo tikslus, būti kiek įmanoma teoriškai kuo aukštesnėje pozicijoje, tai to ir vyksime siekti. Rungtynės susiklostė ne taip, kaip norėtumėte. Kas nepavyko šiose rungtynėse? Žinoma, sveikinam Sūduvą su pergalė. Žinojom, kur važiuojam. Pirma užduotis tai buvo pasistengti, kaip įmanoma greičiau vaikinam pelnyti įvartį, nes puikiai žinojom, kad kuo ilgiau tu čia neįmuši įvarčio, tuo turi didesnę galimybę pralaimėti arba sakykime tai, prarasti taškus. Tai pradžia, pirmas kėlinys, mūsų pilnai tenkino. Tie, kas liečia žaidimą su kamuoliu, tie, kas liečia momentų kūrimą, neįmušėm paprasčiausiai. Antram kėlinį žinojom, kad mes pajėgas į priekį išeis greiti juodaodį vaikinai, tie, kurie techniški, staigus, mobilus ir turėsim problemų. Tai va šitoj vietoje, aišku, buvom prie priešininko vartų, prasileidom 2 tas vadinamas tranzicijas ir ko pasiekoje neapsigynėm ir priešininkas nubaudė mus. Tai va, gaila, bet, kaip pasakyti, liūdėti neturim laiko. Pirmadienį atvažiuoja jau naujai iškepti čempionai, taip kad jau reikia jiem ruoštis. Startinė sudėtis nepasikeitė nuo praėjusio susitikimo su Vilniaus Žalgiriu. Ar nepritruko šviežumo šiandien? Mane pilnai tenkino vaikinai tie, kurie lošia Vilniui. Ir, sakykime taip, šiandien jo, galbūt, aišku, gamtos neapgausi. Antras kėlinys, aikštė, sakykime taip, sunkiai aikštė ir tų jėgelių kažkur tai momentais galbūt ir pritrūkdavo. Bet šiaip sakau, mums paprasčiausiai reikėjo įmušti įvartį ir žaisti pagal rezultatą. To nepadarėm, ieškojom savo įvarčio, jo neradom, Sūduva rado, viskas 0-2, sveikinam Sūduvą su pergalė ir tiek žinių. Emilis Gaciūnas buvo pakeistas dėl traumos. Kokios prognozės dėl jo sveikatos? Žinote, reikia laiko, rytoj siūsim į magnetinį rezonansą ar gydytojų čia daugiau pasakys, dabar labai sunku pasakyti. Kaip sakant, nebelieka vietos klaidoms. Gal tai komandai padės išlipti iš nelaimėtų rungtynių serijos, o pabaigti sezoną bronzos medaliu? Žinot, šiandien pralaimėjom mūšį, bet nepralaimėjom karo, taip kad mes rankų tikrai nenuleisim ir tą ir vaikinam išdeklaravau, kad kausimės iki pat galo.